džiaugiuosi, kad gintarinės kalėdos atkeliavo pas jūs į Neriją. Ir šiandieną mes atvykome paskelbti nugalėtojus. Labai norėčiau padėkoti pirmiausia patiems vaikučiams, kurie darė tos darbelius, toliau mokytojams, tėvams, kurie padėjo kurti šitos kūrinius mūsų, kurie iš tikrųjų puošė jūsų eglutę bažnyčioje, dabar puoš, sakykime, po visą Lietuvą ekspozicija bus vežiojama. Dabar, vaikai, kviečiu jums keliauti į praeitį ir kviečiu į sceną istorinių kostiumų šou atlikėjus, kurie pas jūs atvažiavo net iš Kauno. Tiesiog labai džiaugiuosi, kad bendradarbiavimas tarp Kauno paslaugų verslo mokyklos ir Neringos vis aktyvėja ir neapsiriboja tik tai edukacinė veikla. Šitas projektas vaikams labai patiko. Vėlgi tai yra gintaras, kuris iš mūsų jūros yra išplautas ir kurgi daugiau negu čia norisi iš jo kažką tai daryti, lipdyti. Ir buvo labai puikia proga vaikams susipažinti su gintaru iš arčiau, ne tik tai kaip su papuošalu, ne tik tai kaip su tuo, ką mato jie ant prekystalių vasarą, bet patiems pačiupinėti. Nemanau, kad jie iki šiol tą buvo darę. Tai buvo nauja, labai gražu ir šitą idėją tikrai neturi, taip sakant, nusėsti, jinai turi tęstis ir aš manau, kad ne tik tai žaisliukų galima daugybę dalykų padaryti iš gintaro ir kartu su jūsų mokykla tikrai matau labai didelės bendradarbiavimo perspektyvas. Pirmiausia, vaikai buvo patenkinti, kad išsamei susipažino su tuo gintaro apdorojimu, o paskui gavo užduotėlę daryti tos darbelius. Darėm grupinį darbą, tokias žvaigždutės kalėdų eglutei papuošina ir paskui asmeniškai vaikai darė. Aš manau, kad patenkinti liko. Šiais metais mes turime dar vieną kurortą ir turime dar 24 papildomus darbus, kurie papuošė mūsų gintarinę eglutę. Ir aš manyčiau, šitie vaikai, kurie pradėjo žengti pirmus kūrybinius žingsnius, jie pratęs savo kūrybinius sugebėjimus ateityje ir tas indėlis, kurį mes šiandien įdedame organizuodami tokio tipo projektus, jisai tikrai, manyčiau, turės perspektyvą ir tie vaikai, jie galbūt suaugę, mylės ir gerbs savo gyvenamąją vietovę ir savo kraštą. Vaikai labai noriai pradėjo dalyvauti ir tiesiog net neįsiteko laike. Labai daug idėjų ir sumanimo iš tėvelių pusės. Nes tėveliai labai kūrybingi yra, tiesiog kiekviename stengiasi dalyvauti projekte, domisi vaikų užklasinę neformaliuoju ugdymu ir visur, kur reikia, labai padeda ir labai noriai įsilieja į tą mūsų visą ugdomąją veiklą. Viskas sklandžiai vyko ir gerai ir mums tai patiko, kas vyko. Labai norėčiau padėkoti projekto dalyviams. Tai yra vaikams, mokytojams, kurie kūrė labai gražius ir nuostabius šios kalėdinius eglutės žaisliukus ir puošia jais gintarėliais. Man kaip sumanimo autoriai labai svarbu, kad projektas organizuojamas ne tik Palangoje, bet ir Nidoje. Tikiuosi, šitas projektas bus organizuojamas ir Lietuvos kurortuose. Tai yra Palangoje, Nidoje, Birštone ir Druskininkuose.